Oi, tai ką, pagaliau išsirašėm iš šito motelio, hostelio. Varysim į kitą, 2 naktis čia praleidom. Bet dar vis nesulaukiu drono, tai dar reiks pakimarinti Lisabonui. Tai varysim tiesiog į kitą hostelį, dar 1 nakčiai. Ir žodžiu, chebrytė, nusileidau pas dviratį, kurį buvau prirakinę saugiai. Susidėjau daiktus visus. Ir žiūriu, kažkokia tuščia vieta pas mane. Kompiuteriuks. Jaučiu, pavogė kompiuteriuką. Kaip aš galėjau pamiršti jį nusimti? Aš visą laiką jį nusimdavau. Įdėtas kompiuteriuks toks ten ne AliExpressinis, buvo visai toks normalus, solidus. Ir pavogė mano kompiuteriuką. Nu, aišku, čia materialus dalykai. Kažkada vis tiek kažką pameti. Ypač tokia kelionė, kur tai nuolat judi iš vienos vietos į kitą. Ką padarysi? Kągi, kolegos. Pagaliau atsiėmėm dronelį. Eina savo hotelį, važiavau 10 km per visokius trafikus, per visokius nesąmonės. Belė kiek mašinų ten važiavau, nežinau, bet pagaliau atsiėmiau savo droną. Naują delaidį. Na, o sekantį rytą pagaliau pajudėjom iš savo hostelio. Įvykdęs misijas, atsiėmęs droną, galėjau tęsti kelionę. Tai su Feliksu važiavom per Lisabonos miestą, priemiestį. Žodžiu, kol išvažiavom iš visų kamščių, praėjo visą dieną. Bet galiausiai vakare privažiavom gamtos plotelį, susiradom pasakišką vietelę. Pasistatėm palapines ir pagaliau prasidėjo mūsų reabilitacija nuo tų miesto visokių nesąmonių. Pagaliau vėl gamta. Stovyklavimas. Aplinkui medžiai. Turiu nuostabų kiemelį. Kaip gera pagaliau buvo klausyti naktį gamtos, o ne miesto šurmulio. Vakar prieš užmiegant aplinkui pradėjo skraidyti tie šviečiantys vabaliukai. Tai tokia magiška buvo atmosfera. Wow. Taip hipnotizavo.
Aplinkui girdi ošia medžiai. Ir buvo vakar visiška tyla. Visiškai vėja nebuvo. Tai tarsi buvo sustojęs laikas. Geriu kavutę. Klausaus paukščių. Aišku, keturratis sumastė rytą čia važinėti. Tai biškį trukdo, bet nieko nepadarysi. Feliks išvažiavo iki Paplūdimio pasižiūrėti surfingo vietų potencialių. Planuojam dienos eigoje susitikti kažkada. Tai dabar apturėsiu savo laiką. Laiką tik savo. Niekur neskubėdamas. Lisabona patiko, bet pabuvus ten 3 dienas, ar kiek ten, per akis man jau gana. Toks aktyvumas, didžiulis aktyvumas žmonių. Duodas ten tie turistai, tuktukai visokie, turai, kosmosas ten. Važiavau atsiimt droną. Nuo mano motelio iki pašto buvo 10 km. Važiavau darbo dieną per piko metą. Pavargau tiek, kiek per visą minimo dieną gamtoj. Bet to tokių neigiamų pavargimų. Na, bet buvo ir įdomių dalykų. Ta architektūra, paskui tas tiltas, kuris driekės per upę, milžiniškas, gigantiškas. Pirmoji daly, tai yra apatiniai sekcijai, važiuoja traukiniai, viršutiniai automobiliai. Tai garsas grinai kaip formulės. Aš nesu aišku girdėjęs formulės gyvai, bet įsivaizduoju, kad toks lenktyninių automobilių garsas. Tai buvo įspūdinga, tas visai buvo įdomu. Su Feliksu labai šiaip sutapo, nežinau, energijos tarp mano ir Felikso. Kad aš nepavargstu nuo žmogaus. Mes dažniausiai tiesiog važiuojam, valgom, kažką darom, bet nebūtinai šnekam visą laiką. Tiesiog darom savo dalykus, bet kai jau sumasom pašnekėti, tai labai būna faina. Ypač vakarais, kai jis pradeda groti gitarą, tai wow, čia tokia privilegija. Turiu gamtą, draugiją ir dar mano draugija gitarą brazdina labai mielas ausį melodijas. Jau turim po pirmos 10. Aš tik dabar išjudu iš stovyklavietės. Bet tai žiauriai jaučiuos pavargęs. Arba dėl to, kad ilgai buvau vienoj vietoj, ilgai krapščiaus stovyklavietėj. Arba nežinau, arba tiesiog jau dedas, susideda visos kelionės rūpesčiai. Tai žiauriai, labai jaučiuos pavargęs, išsekęs. Nežinau. Kažkaip sunku. Taip dabar tokias mintis, vėl kelią, vėl pumpuoti tos kalnus. Čia taip stumiuosta per tos šabakštynus, visokius mėlynus. Ir šiaip rytas skaudėjo galvą. Pirmą kartą po nežinau, daug laiko, labai daug laiko. Galbūt persimegojau. Toks, nežinau, tikriausiai, kad tas toks užsivėlimas. Toks stovyklavietėj mane taip veikia. Biškį režimo, ritmo trūksta. Ten tie moteliai, hoteliai visokie Lisabonai. Nesąmonės visokios dronai. Visą dieną beveik išvažinėjom iš tos Lisabonos per kamščius visokius. Bandau važiuoti priekį, pasivyt Feliksą kažkur. Shit. Vėl papuoliau į nesąmonės visokias. Vėl bandau shortcutus darytis.
Kokie čia akmenys. Ir vėl. Ir vėl. Ai, gausi čia reikalų. Ai, šiaip netaip išsistūmiau aš iš tų brūzgynų. Ir dabar ir išvažiavau jau į visokius mažų miestelių kelius. Eik, tu vėjukas dabar iš nugaros. Nu, nuotaika grįžo. Ne karšta, ne šalta. Vėjukas iš nugaros, kaip sakiau, jau įveikiau aš šiekių tokių jau kliūčių, kas davė tokią pasitenkinimą savim. Va, nu visą laiką yra ta pati priežastis. Blogai jauties, kai gyveni komfortiškai. O dabar tokie jaučia apdovanojimą važiuodams tokiais gerais keliukais su geru vėjuku. Tai žodžiu, linksmiai kalneliai, nuotaikų mano. Tai jo, tuo momentu privažiavau aš Feliksą, pasigavau ten paplūdimį vienam. Tai ateinančiam dienom taip ir važiavom. Biškį pavažiavom kartą, biškį išsiskirstom, biškį kartą, biškį išsiskirstom. Čia tam keliavimo etape važiavom pakrantę Eurovelo maršrutais. Tai pakrantė yra nemažai apgyvendinta, tai šiek tiek sunkiau būdavo ieškoti nakvynės vietų. Nu, bet Feliksas toksai gan išrankus būdavo, tai gaudavos, kad daugiau laiko skiriam nakvynės paieškom, kad abiem įtiktų. Nu, ir susirasdavomės visai tų viečikių, ką žinau.
Pamenu, kai keliavau dar su Feliksu, mano rytai būdavo maždaug tokie. Jisai mėgsta žmogus pamiegot, niekur nesiskubina. Aš tuo tarpu jau būna atsikėlęs ir pavalgęs pusryčius. Tai kai jau sulaukiu Felikso prabudimo, kol palaukiu, kol jis pagros gitarą, aš jau šaunu antrus pusrytukus. Tai tais rytais tada neretai būdavo, jog pradedam dienos minimą jau kokią 11 valandą, kartais būdavo ir netgi vėliau. Tai padarė savo ryto rutinas, sėdam ant dviračio ir varom toliau. Paskutiniam dienom pavarėm palei pakrantę. Nuostabus šlaitai, vaizdai, vandenynas, žodžiu, wow, bet to pačiu ir sunku, nes nuokalnė įkalnė. Jaučiau, jog baigi perdegt. Nuo pat Lisabonos, to miesto šurmulio ūžesio, ten tie drono reikalai. Žodžiu, daug labai visko vyko, tai man reikėjo kažkaip atsipalaiduot, nusiresetint. Ir va, tie moteliai, hosteliai visokie, kuriuose ilsėjaus Lisabonai, taip toliau. Ten žmonių pilna buvo. Vis erdvė dalinės su kažkuo. Tai va dabar pasiėmiau mieste Nazarė motelį. Labai jauku. Labai jauku. Pailsėjau, pasikrovau daiktus, išsiskalbiu drabužius. Hosto mama netgi išskalbė man drabužius. Kas pirmą kartą matau tokį atvejį, kad tiesiog ne tai, kad siūlytų paslaugą už pinigus, taip toliau. Tiesiog iš geros valios išskalbė. Tai labai dėkingas aš jai buvau. Dabar vėl į kelią. Važiuoju nuostabiais keliais. Vau, čia yra pasaka. Aplinkui spygliuočiai turi savo taką. Kairėj vandenynas matos. Prieš 2 dienas suėjo
lygiai 2 mėnesiai, kaip aš keliauju. Nežinau, ir daug, ir mažai, čia nesuprasi kažkaip. Bet, wow, visai jau skaičius. Ir tai, kad aš dar vis keliauju, nepasiduodu, sakyčiau, nemažai pasako apie mane. Aš negaliu patikėti. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš pavargau. Visą dieną buvo tokia lengva. Važiuoju pro didžiulius plotus gamtos, tokius laukus, visokie eglynai, taip toliau. Galvoju, bus kaip 2 pirštus apmyšt. Palapinę vietą susirasti, net nereiks ieškoti, galvoju. Taip tik atrodė iš šalies. Bet žodžiu, čia turėjau stumtis per belekiek toli, belekiek daug. Ir čia pilna spygliuotos augmenijos. Visas susibraižęs, kojas visas raudonas. Visas spyglius tik traukiu iš kojų. Dviratis sunkus, aš ten visas braunus. Eina savo, kaip išsitaškiau. Kaip aš tikiuosi, kad žinuko kokio nesusprogdinsiu ar panašiai. Viskas einu valgyti daryti. Išmiegojau, o patogiai, vėl pagaliau patogiai išmiegojau. Palapiniai man miegasi visad daug skaniau. Tas toks oras grynas, savas pataliuks, savas čižinuks. Super išmiegojau. Biškį ant tokia kauburė. Buvau atsigulęs ir biškį nusilinkau šoną, bet nieko. Tai viskas, jau šiandien užsidėjau batus savo normalius. Nes kojas tai konkrečiai buvau susibadęs. Ten aš rakštis traukiausi iš kojų, iš pėdų, nes smagiai buvo.
Tai šiandien jau su ramesniais nervais išsistūmiau tą dviratį. Viskas kaip ir okei. Padangos liktais neleidžia. Čiužinukas, ačiū Dievui, irgi neprasidūrė. Stengiausi labai atsargiai ten jį dėliot. Nežinau, ar minėjau, bet čia, kai man buvo padanga prakiurus ten. Hello. Hi. You need something? No, I'm good, thanks. Okay. You Ne- go to in the Eurovelo? You take the Eurovelo? Yeah. Yeah. And you have start where? Barcelona. Yes. Yeah. Okay. Yeah. You come from? Lithuania. Lithuania. Uh-huh. Okay. So now you go to the north, to the Porto? Yeah, next big city is Porto. The wind. Wind? Yeah. Yeah, I see it today as well. But if you have the north wind, there are no rain. Really? Yeah, it's true. Wow. You train, no rain. Sorry, what do you mean you train no rain? It means you must to train because it's hard. Yeah. It's hard. I don't know, interesting fact. Yeah. Okay. See you. Sorry. Good luck. Prisistatė bičiuks. Pakalbino. Pasakė tokį labai įdomų faktą. Kai vėjas pučia iš šiaurės, sako, niekad čia nebūna lietaus. Nors dabar atrodo apsiniaukia, atrodo pradės lyt bet kada. Nu pažiūrėsim šitas faktas, ar pasitvirtins ar ne. Tai va, ką buvau pradėjęs sakyti apie padangas, tai kai pasikeičiu kamerą, pradėjau, va taip va, pradėjo mano ratsgalinis buksuoti kažkaip bumt. Nesuprantu, kam reikals, jau nervuot pradėt. Vieną kartą reiks pasitikrint, jau atsibodo. Kokie lietuviški vaizdai aplinkui. Kaip kokiuose soduose grynai Lietuvos. Važinėju, aplinkui taip žalia. Visai fainiai.
Tai šią linksmesnę gaidą galime ir žraukti mūsų antrąjį comebacko video. Kviečiu jūs pasidalinti nuomonę, ką manot apie šitą šiek tiek kitokį formatą, kai mažiau leidžiasi į smulkmenas, mažiau rodau tą kasdienybę, o apriepiu daugiau dienų, parodau daugiau vaizdų. Žodžiu, toks montažiukas savaičių kelių. Taip pat dėkui jums už palaikymą. Smagu matyti, kad dar vis laukiat mano video, kas palaikinat, pagarba jums. Taip pat būčiau labai dėkingas, jeigu pasidalintumėt šitą video su savo pažįstamais, draugais. Taip pat dėkui, kas prisidedat finansiškai. Čia dabar paskutiniu metu tikrai buvo tų išlaidų čia. Kai teko grįžti į Lietuvą taip netikėtai, kaip jau minėjau, buvo ten sveikatos niuansų pas mane. Bet apie tai bus kituose video. Tai dėkui jums dar kartą ir iki.